Sveiki, gerbimi kavinės fantastiškos klausytojai. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, šio epizodo vedėjas Adomas Rutkauskas. Ir šiandien kalbėsime tokia džiugia proga, gal netgi dviem džiugiam progom, nors, esmė ta, kad išėjo dar vienas lietuviškos fantastiškos romanas, kūrinys. Ir kas mane dar labiau džiugina, kad jis yra susijęs su kompiuteriniais žaidimais. Ir todėl šiandien mano viešnia yra šio romano Sono Electrum autorė Justina Kapeckaitė. Labas, Justina. Labas. Kaip apskritai, pradėkime nuo to, kaip tu pradėjai rašyti? Bet ką, apskritai? Mano visa priešistorė, kurią aš realiai pasakoju visiems, kas manęs šito paklausė, tai kad viduriniai mokykloje, kai buvo Hario Poterio bumas, tai tiesiog skaičiau knygas, man buvo labai smagu, bet kažkaip užėjo tokia mintis, kad atrodo, ganėtinai paprastai parašyta, gal ir aš taip sugebėčiau. Tai sėdau rašyti istoriją, žiūriu klasiai dar bent keli, pradėjo irgi rašyti istorijas, tik tai aš galima sakyti, gal vienintelė toliau rašau istorijas. Tai kokio daugmas amžiaus buvai? 11 ar 12. Wow, geras. Pati tu esi gamerė, ar ne? Minimali. Tai kas tas minimas? Daugiau negu Minesweeperis ar... Net nežinau, kas tai yra. Ok, tai ką gaminė? Labai paprastus, dažniausiai platforminis žaidimėlius. Kuo paprastesnė mechanika, tuo geriau. Aha. Tai ką vyras man įrašo, tai tą pažaidžiu. Gerai, visų pirma, tada papasakok, apie ką yra apskritai šita tavo naujausia knyga. Tai Sono Electrum yra istorija apie vaikinuką, kuriam labai nesiseka gyvenime, jis neseniai baigęs mokyklą, bet, sakykime, ne taip labai sėkmingai. Ir jo gyvenimas ganėtinai nuobodus, jis labai daug frustruoja ir savo laiką tiesiog leidžia geimindamas, šiuo metu prieinamus, tarkim, žaidimus. Ir sykį pas jį užsuka toks vyrukas ir pasiūlo tokį naują, tokį, kaip sakyti, šiek tiek futuristinį VR-ą. Ir aišku, tas VR-as jį užkabliuoja ir taip užkabliuoja, kad paskui sunku iš ten ištrūkti. Tai gerai, daugmaž, sakykim, tu papasakai siužetą, o apie ką iš tikrųjų yra knyga? Kas slypi po apačia? Kas slypi po apačia? Va čia šitą idėją sugalvojau ne, aš sakyčiau, šitą labiau pastebėjau skaitytojai negu aš pati. Tai kaip, sakykime, kad tokia kaip ir adikcija žaidimams. Bet galbūt ne tik žaidimams, nes ten tokių kelios yra realiai siužetinės linijos, kurios vieną kitą papildo. Mhm. Bet, gerai, tai kaip tada kilo pati idėja, nes kaip pati ne gamerė, arba jeigu žaidži paprastus, tai turbūt tokio užsikabinimo žiauraus nėra, kad ištisai per naktį CS-ą loštum. Teko, tik tai ne CS-ą. CS-ą aš turbūt normaliai ne karto gal ir nežaidus, vienintelį kartą Megui ten su grupiokais prisėdom, ten susijungiam pasižaist. Bet esu užsikabliavęs ant Vampire Survivals, kur ten jau atrodo, ten nieko nėra, bet tiesiog sėdi ir žiūri valanda. Dar truputį, dar tik tai vieną lygį dar praeiti. Ir žiūri, kad jau kokias 3 valandas, tai taip kažkaip biškį suvalgė to laiko ir pasijutė, kad suvalgė. Tai gerai, kaip pati tada idėja romaną kilo? Idėja iš tikrųjų atėjo ne man, jie atėjo vienai mano draugiai, kuria kartu su tuometę klasiokę, kaip suprantu, jos planavo piešti komiksą pagal savo idėją, bet čia jau tas buvo jau 15 metų, prieš 15 gerus metų. Ir jos tą idėją bandė visokiais būdais įgyvendinti. Ieškojo žmonių, kurie galėtų rašyti tą istoriją, nes jos yra dailininkas, iliustratorės, jos norėjo ją tik tai piešti. Ir galiausiai tą istoriją nusėdo ilgam į stalčių. Ir po to, kai aš pristačiau savo anglišką istoriją Vesain Kaune, tai priėjo ir pasiūlė, gal turim idėją, gal nori parašyti. Tai taip ir prasidėjo visas šitą istoriją, kad tiesiog užsikabinau už svetimos idėjos, kurią man tiesiog padovanojo, jinai man patiko, bet aš tiesiog labai norėjau daug visko pakeisti. Ir nuo gana tradicinio scenarijaus, kur ten ateina ir mušasi, nugali ten visus kažkokie turnyrai ir panašus dalykai, galiausiai priėjom prie tokios labiau perpus realistinės prozos, perpus fantastinės, perpus realistinės, tiesiog tokios, sakykime, probleminės paauglių prozos. Aš pačiu kaip ir apžvalgoje paminėjau, kad, sakyčiau, fantastika man, jeigu atvirai truputėlį čia yra labiau tokia forma įrankis, nes iš tikrųjų čia kalba apie labai bendrus dalykus, tokius kaip ir pati minėjai, kad tai yra priklausomybė, panirimas, maniakinis ar kažkas toksai.
nesiginčiusiu. Ta prasme, kaip traktuoti fantastiką, čia jau kiekvienas fantastas nuo savo turbūt fantastikos prisiekimo lygio paaiškins. Man tai vis tiek yra kažkoks fantastinis elementas iš tos pusės, kad tikrai ne viskas taip realiai veiktų, kaip aš čia parašiau. O kodėl? Gal tik laiko klausimas? Galbūt, bet vis tiek yra detalių, kur net ir tu sakai, čia gal ne visai įtikima, tik tai faina. Ja, galbūt. Grįžtant truputėlį prie tavęs, kaip prasidėjo tavo kelias į fantastiką? Tu paminėjai Harry Potterį, bet čia jau kaip rašymą. Ar buvo kažkas anksčiau, kas užkabino? Ir kodėl ta fantastika tu yra įdomi? Labai sunku pasakyti, nes paauglystėje po Hario Poterio, ten Tolkieno, Eragono ir daro panašių tokių. Realiai aš paskui gal ilgam įkritau į detektyvus ir trilerius. Ir prie fantastikos aš grįžau, sakyčiau, jau studijų metais, netgi vėliau, gal netgi, sakyčiau, taip rimčiau rezidentūros metais, kai susidėjau su realiai Vilniuje gyvenančiais fantastais, kurie tiesiog viskas prasidėjo gal nuo Hemos, tai istorinių kovos menų, kuriuose būriuosi tikrai nemažai tų, kurių interesai persidengia ir su kokiais nors RPG ir su Lituanikono veiklom ir su tolkinistais ir tiesiog po truputį aš prie to vis ėjau pas vienus, pas kitus ir į Lituanikoną pirmą kartą iš tikrųjų apie jį sužinojau tik tai tada, kai jau pradėjau studijuoti Vilniuje rezidentūrą, tai nuo to gal daugiau pradėjau pažinti su fantastika ir ypač mokslinė fantastika, nes iki tol aš jos labai mažai skaičiau. Sono Elektrum, kelintoji čia tavo knyga? 3. O kitos 2, jeigu trumpai? Kitos 2, tai pirma Vesain rašyta angliškai ir jinai jau grinai fantasy. Fantastinis pasaulis, alternatyvus, magija ir panašus dalykai. Antroji yra Tyroji aušra, aš ją vadinu mokslinę pasaką, nes, kaip ir distopija mokslinė pasaka. Realiai toks distopinis pasaulis ir tokia, sakykime, šiek tiek naivi gal, šiek tiek tokia vaikiškesnė, tokia pasakinė, mitologinė istorija. Paminėjai, kad pradėjai nuo anglų kalbos. Aš pasibėjau, kad daugelis jaunesnės kartos šiuolaikinių rašytojų irgi dažnai rašo angliškai. O kodėl tu būtent pradėjai nuo anglų kalbos? Nematai skirtumo nuo lietuvių rašytą? Ar kaip? Tiesą sakant, labai matau, nes aš ją rašiau lietuviškai, bet bandžiau siuntinėti leidyklom, leidyklos labai intensyviai tylėjo, tai tiesiog su draugų pagalba nusprendėm versti į anglų kalbą, tiesiog publikuoti po skiriuką internete. Galiausiai susirinko pirma knyga tiesiog iš tų skiriukų 12 skirelių ir pasitaikė proga į Authors Me puslapį įkelti ir ten susirado Morgan James Publishing ir kažkaip pasirašėm tą kontraktą ir išėjo angliškai. Gerai, tai vertinant šitas 3 knygas, su kurio buvo dirbti sunkiausia, daugiausia darbo ir, tiesiog sunku? Tai su šita Sono Elektrum, iš tikrųjų su ją gal sakyčiau ilgiausiai vargau. Iš kitos pusės, jeigu pradėtume nuo mano pirmųjų rašymų, tai Vesain techniškai aš rašiau galbūt netgi 12 metų, vien todėl, kad pirminės tos istorijos, aišku, jos labai smarkiai keitėsi, labai viskas keitėsi, bet aš to jau kaip ir neskaičiuoju kaip tos pačios knygos, nes ta knyga, kurią galiausiai parašiau, aš prisėdau per 2 mėnesius, aš ją supyliau. Su šita knyga, su Sono Elektrum, vis tiek nuo pirminės idėjos, kurią gavau, iki galutinio varianto jau praėjo 5 metai, tokie jau cieli. Kaip jau kalbėjom ir šiandien tie, kas skaitė, jau žino, kas skaitys, vis tiek neišvengiamai sužinos, kad viena iš pagrindinių Sono Elektrum temų yra kompiuteriniai žaidimai. Ir, pripratimas, galima sakyti, per jų tas maniakiškas pasinėrimas. Kaip tu manai, ar tai iš tikrųjų egzistuoja problema, ar kiek jinai yra perdėta, ar paties su tuo susidūrus rimtesnių lygių, ne tai, kad ten kelias valandas pažaidai ir čia jau jautiesi adiktu? Pati aš tiesiogai nesu susidūrus, nes, kaip jau sakiau, aš nesu labai didelė gamerė, nesu ant tiek realiai
normaliau pradėjau žaisti tik tai pradėjus draugauti su savo vyru, nes iki tol aš net neieškodavau tų žaidimų, man kažkaip to nereikėdavo, bet aš manau, kad ta problema tikrai yra, kaip ir bet ko tiesiog gali padauginti. Tai tiek medijų vartojimas, tiek rūkymas, tiek narkotikai, tiek visa kita. Jeigu tu turi kažkur problemų savo gyvenime ir pradedi jas spręsti tiesiog bėgdamas į kitą realybę, kartais tiesiog ta kita realybė ima ir vis labiau pasiglemžia, nes ten yra geriau, ten yra toks kaip pabėgimas. Bet žiūrėk, gerai, tarkim, narkotikus, alkoholį, tabaką, atidėkim čia truputėlį kitas rytis, sakykim, bet, aš kažkaip labai retai, aišku, tokiu atveju būna, bet labai retai girdžiu, kad kažkas priekaištauja, kad tu per daug knygų skaitai, kada nors išlįsk iš tų knygų, arba tu per daug filmų žiūri, tu nežiūrėk tu daug filmų, ten kažkas tokio, o su žaidimais, aš manau, kiekvienas rimtesnis gameris yra tas susidūręs, bent jau vaikystėje, tikrai tėvai varydavo nuo kompo ir tai kodėl taip yra? Ar tai yra pati ta platforma, žaidimas, ta multimedija tokia yra patrauklesnė, ar galbūt taip nėra, gal tik man taip atrodo. Kaip tu manai? Labai sunku pasakyti, galbūt tas neigiamesnis tas toks požiūris į kompiuterinius žaidimus dėl anksčiau ten paplitusių nuomonių, kad labai kelia agresiją ir panašus dalykai, tai taip tiesiog ta neigiama tokia nuomonė įsivystė. Bet ar tai yra didesnė problema negu, sakykime, labai toks stiprus ir ilgas kokio Netflixo serialų žiūrėjimas? Nežinau, tiesiog priklauso, kiek tu to laiko. Galbūt su žaidimais yra tas, kad jie kai kurie tiesiog trunka labai ilgai ir tam, kad juos pereitum, tu tikrai turi labai daug laiko aukoti. Kartais ir pinigų. Jo, ir kai kurie žaidimai iš tikrųjų yra neperėdami, kaip kad ir šio ar mano atveju, kad tai yra ištisinis procesas, taip patys visi morpai, World of Warcraft senieji ir World of Warcraft ir panašiai. Kiek domėjausi šiaip, kam iš tikrųjų tai tampa problema, tai dažniausiai tai yra tiems, kurie yra profesionalų žaidėjai, kurie tiesiog užsikabliuoja ne iš tos pusės, kad jie užsikabliuoja, o tai, kad jiems reikia labai daug žaisti, nes jiems reikia treniruotis, nes jie nenori numilti komandos, jie nori ir patys savo kažką įrodyti ir tada tiesiog gaunasi, kad ne tik, kad tu treniruojasi, bet ir visą laisvalkį galiausiai paskiri irgi geiminimui ir tada tiesiog laiko prasme tai būna tiesiog beveik nuolatinis geiminimas. O rašant šitą knygą, kaip ar buvo kažkoksai, backgroundas, pasidaryti namų darbai, researchas, tyrimai, kaip ten su tokiu gamingu vyksta, ar tai tiesiog atėjo, atsisėda ir tau kaip srovė nusiliejo tekstas? Kažkaip nesistengiau iš tos pusės domėtis, nes pirminė idėja iš viso nebuvo adikcija žaidimams. Ir ilgą laiką ta idėja kažkaip nėjo į priekį, ir jinai iššovė, gal sakyčiau, tada, kai mano rankraštis jau kaip ir laimėjo tą konkursą ir aš pradėjau kalbėtis su komisijos nariais ir jie kažkodėl pastebėjo tą adikcijos komponentą, kai mano nuomonė ten dar nebuvo. Ir kažkaip taip jau išsivystė, kad o kodėlgi ne, ir kaip tik, aš jau buvau kaip ir dėliojausi planą, kaip reikės perrašyti ir sutvarkyti tą kūrinį, nes man ta versija vis dar nepatiko ir ta idėja kažkaip prilipo, adikcija, tai gal tikrai reikia į tą pusę ir nuvežti tą kūrinį. Čia knygos yra uždėta etiketė paauglių literatūros konkursas. Tai jau tada klausimas, kaip nuo kokio iki kokio amžiaus žmogus yra paauglys? Dabar, kaip skaičiuojant, bent jau kaip leidyklos skaičiuoja, tai aš suprantu, kad maždaug nuo 9-10 metų ima, kad tie jaunesniai paaugliai, nuo 15-16 ta vyresnė kategorija ir kur jinai pasibaigia labai priklauso nuo susitarimo. Realiai vieni sako, tai 18, nes jau nuo 18 suaugęs, kiti nori dar pratęsti tą new adult, tą tokį pusiau paauglys, pusiau nepaauglys, iki kokių 25, tai čia labai priklausys iš tikrųjų nuo rinkos ir kaip yra tiesiog vos nesusitarimo reikalas. Bet tai tada išeina, kad čia knyga, tarkim, skirta paaugliams, tai pagal apibrėžimą, tarkim, 18 iki, kažkas tokio, o pagrindinis personažas yra jau baigęs mokyklą ir neįstojęs, tai galima įsivaizduoti, kad arti 20, aš taip spėju, ar kaip čia būtų? Maždaug. Tai, o kaip tada čia, kad
paaugliams, bet apie vyresnius. Ar čia viskas gerai? Aš labai svarsčiau dėl to, nes realiai yra 2 konkursai. Yra vaikams ir jaunimui paaugliams tas konkursas, į kurį šitą knygą galiausiai keliavo ir laimėjo, ir yra suaugusiams konkursas, ir aš galvoju, na, jis toks ant ribos. Veikėjo amžius toks, kaip ir jis galėtų būti suaugęs, bet problematika paauginė. Žiūrėk, kaip nori, vis tiek jinai yra paauginė, tai galiausiai jis iškeliavo į paauglių konkursą. Gerai, esminis klausimas, kuris man iš tikrųjų visą laiką labai rūpi. Pagrindinis personažas vardas Sebastianas. Taip. Veiksmas vyksta Lietuvoje, visi kiti vardai beveik lietuviški. O kodėl Sebastianas? Iš tikrųjų, tą vardą paveldėjau irgi kartu su istorija. Legacy. Bet iš kitos pusės aš bent vieną Sebastianą pati pažįstu, tai lietuvį, tai nematau problemos dėl paties vardo, nes tokių užsieninių ar suvietuvintų vardų tikrai yra pakankamai. Na, aš nekalbu apie problemą. Šiaip aš sakyčiau, tai yra labai geras, bent jau ir mano paties mėgstamas elementas, kad atkreipti skaityto dėmesį į save. Ir išskirtinis vardas iš karto jau nebus, kad rokas, kai tu žinai 10 arba 100 rokų, bus lengviau išskirti personažą atmintyje, įdilinti į tai. Gerai, kitas asmeninis klausimas. Vienas iš ten tų blogiukų yra pankas. Kodėl? Pankai kitokie geri. Jį tai pravardžiuoja, ar jisai iš tikrųjų pankas, čia kitas klausimas. Tai aš dabar galvoju, ar man čia tik fantazija nusipiešė skautakas ar ten ir buvo prašymė, ne? Dabar ir pati galvoju, neprisimenu, ar jis ten toks turi kažkokias skiauterį, ar jis tiesiog iš to pankas apibūdinimo nusipiešė tas skiauterį. Okay, čia geras klausimas, reikės dar kartą knygą skaityti. Ar šitie personažai turėjo kažkokius, prototipus realybėje? Ar, sako, visi turi, bet bent ryškesnius tokius? Realiai, gal sakyčiau, Sepas gal iš manęs nemažai ką pasiėmė, bet, ne išvaizdos, o labiau gal tokio piktumo tokio ant viso pasaulio iš mano būtent paauglystės ar šiek tiek vyresnių laikų persiėmęs visom tom problemom ir ginčiais ir nepasitenkinimu. O realiai žmogus, kurį gal kažkiek nurašiau į knygą, tai yra irgi tik tai vienas. Dar be Sebastiano. Gerai, dar vienas įdomus momentas – nefritas. Taip. Čia turbūt galima išduoti paslaptis, nes tai, kad ne paslaptis, tai yra kaip ir tam tikras narkotikas, ar ne, pagal legendą. Sakykim. Jo, bet jis paskui taip galutinai keistai suveikia. Ar nesuveikia ir taip toliau ir paaiškėja, kas tai iš tikrųjų yra. Ar taip manai, kad tai yra, būtent tai yra realistiškas scenarius, kad tai gali veikti toksai preparatas? Aišku, čia mes kalbu labai painiai, kad neišduoti siužeto, bet skaitę supras, kame čia visa problema bet aš noriu, kad atsakytum jiems. Ar kaip manai, ar taip realistiška, kad toks buvo dalykas ir paaiškėjo, kad taip yra taip? Na, iš vienos pusės idėjiškai tai kaip čia neužduodant, kad ne, jis taip neveikia. Jis ir neprivalėjo kažkaip veikti, nes visa knygos idėja ir yra, kad tai viskas tai tik galvoje. O gerai, kalbant apie galvoje, grįžtant prie to mokslinės pusės, kur tu ten pradžioje aiškini apie tą sono elektrumo atsiradimą, technologinę pusę, labai trumpai aptarnėjai, kai veikia ten pagal smegenų bangas ir taip toliau. Pačioje pradžioje ten kiek atsimenu buvo, ar ne? Kiek tai buvo researcho, kiek tai buvo labiau tokio, fantastinio polėkio? Iš dalies researchas irgi buvo man pridėtas prie istorijos. Aš jį šiek tiek, sakykime, kai kur patobulinau, kai kur pakarpiau, kai kur, aišku, dar ir pasiskaičiau ten. Ne viskas galiausiai pateko į tą galutinę istoriją, nes aš tikrųjų buvau prigūglinus dalykų ir prisigalvojusi kur kas daugiau, bet tiesiog pagalvojau, kad jeigu pradėsiu aiškinti, ar aš sugebėsiu paaiškinti vienas dalykas suprantamai, taip, kad ir pati nepasiklyščiau visame tame. Ir kitas dalykas, ar tai netaps tokiu dideliu infodampu, kuris tiesiog bus didelė infosiena, kuri galiausiai vis tiek nieko nepriduos istorijai. Tai galiausiai susipaprastinau iki tiek, kad galima sakyti, jau čia beveik fantastinio polėkio lygiai liko. Man skaitant knygą ir bandant įsivaizduoti, kaip atrodo pats tas žaidimas, iš tikrųjų aš šiame daug visokių žaidimo elementų pamačiau. Ar tu pati turėjai irgi kažkokius žaidimus, už kurių lipdėjai tą bendrą žaidimą? Kažkokių konkrečių, sakyčiau, neturėjau. Aš apskritai pačioj pradžioj iš viso įsivaizdavau tuos žaidimus dar žemesniam išsivystymo lygį, kai vos ne
sukuriama toks kaip neurosmegenų takelis ir jie tarpusavę mušasi tai smegenų takelių įrašais. Nežinau, kaip tai galiausiai turėjo veikti, todėl tą idėją atmečiau, nes tiesiog pati jau nebesugebėjau jos paaiškinti, bet tai turėjo maždaug atrodyti, kad tu patenki visiškai realiai tuščią erdvę ir tiesiog tu kaip kokiu sonografu pabandai leisdamas garsą pataikyti, kurioje vietoje, kaip koks šis nuospanis, kurioje vietoje yra tas tavo oponentas ir panašus dalykai. Bet kadangi žodžiais tai apsirašo nelabai įdomiai, galiausiai tą idėją pavyščiau iki, sakykime, dar negalutinio žaidimo, vis dar vystymosi stadijoje, bet jau tokio, kuris turi pakankamai vizualinių elementų. Kas rašant šią knygą tau buvo sunkiausia? Labai sunku nusakyti, kas sunkiausia, nes tam tikrais tarpsniais atrodė, kad viskas sunku. Nebuvo noro mes, kad gal kitą pabandysiu idėją? Tai aš nekartą ją padėjau ir pradėjau kitus kūrinius, vieną pabaigiau ir išleidau per tą laiką, tai tikrai, matai, kad užstringi, galvoji ir laužtis ar ne, ar galiausiai pabaigti kažkaip, bet kaip ar ne, ir dažniausiai tiesiog, jeigu matai, kad jau užšakęs, tai padedi šoną ir kažką rašai kito, jeigu rašas, jeigu nesirašo, ilsiesi. Tai kiek bendrai skaičiuojant nuo pirmos raidės iki paskutinio taško daug maštruko rašymas? Su visom pertraukom, aišku, bet čia... Tai tuos 5 metus. 5 metus. Kaip vertini dabartinių žmonių patirtis su virtualiais pasauliais? Ta prasme, ar matai refleksiją, kad tai tampa alternatyvo realiam gyvenimui? Negalėčiau iš tikrųjų atsakyti šitą klausimą taip konkrečiai, kad taip ar ne. Galbūt apskritai, kiek pataikiau kažkada tai skaityti vieną straipsnį, kuriame jaunimėlis tiesiog yra pareiškęs, kad jie mieliau eitų, sakykime, į lauką ten spardyti kamulio ir bendrauti su draugais, bet dėl dabartinių sąlygų, kai tiesiog neolikiniams be priežiūros pasilikti yra vis sunkiau, tai jiems apskritai tampa virtuali erdvė ta erdvė, kur jie gali elgtis taip, kaip nori ir tiek, kiek nori. Tai sakykime, kad tas pokytis yra į tą labiau virtualią pusę, kad tikrai tas gali pakeisti gyvenimą ir iš tikrųjų keičia tą įprastinį gyvenimą. Bet tai kaip manai, čia gerai ar blogai? Ta prasme, tai lengvesnis problemų sprendimas. Tai iš vienos pusės taip, tai yra bėgimas nuo kažkokios problemos, bet kaip visuomet tai yra kažkokia problema, nuo kurios bėgam, sukurdami naują problemą. Tai ar vienas variantas, ar kitas, labai sunku pasakyti. Nes žmonės, kurie dažnai bendrauja su vaikais, dabartiniais mokiniais ar bebaigiančias mokyklą, tikrai negalėtų vienareikšmiškai pasakyti, kad ta karta dabartinė yra blogesnė už ankstesnės, ji tiesiog kitokia. Tai aš manau, ne veltui sakoma, kad kiekviena karta iš tikrųjų yra geresnė už ankstesnė ir protingesnė ir taip toliau, tik tai senoji karta to nesupranta. Gerai, grįžkim dar prie tavęs. Aišku, čia, aš manau, pačiam autoriui yra sudėtingas ir nedėkingas klausimas, bet kaip tu manai, kas buvo tavo kaip rašytojai, autoriai įkvėpėjai? Neatsekčiau kažkokio konkretaus autoriaus, aš galėčiau, pavyzdžiui, suvardinti, ką aš skaičiau rašydama šitą knygą ir specifiškai rinkausi kažkokiai scenai susimuliuoti, parašyti ar kažkokį konkretų dalyką pasimokyti, kaip parašyti. Bet kažkokios konkrečios įtakos iš kažkokio rašytojo, kuris man labai patiktų ir todėl rašau taip, kaip jis, negalėčiau vardinti. O šiaip ką aš šitą mėgstu? Irgi vienas tokių sunkesnių klausimų, nes aš tikrųjų būna tiesiog pagal rekomendacijas pasirenku. Aš gal labiau mėgstu ne kažkokį konkretų rašytoją, o aš pasiimu žanrais tiesiog. Vienu metu norisi kiberpunko, ieškau kiberpunko, kad ir kas rašytų, kitais kartais net nežinau autoriaus, man tiesiog suimponuoja kažkoks tai siužetas. Kitą kartą užsimanau, kad noriu distopijos, ieškau distopijų. Tai tiesą sakant, autoriais net negalėčiau įvardinti, kad vieno ten patinka visi darbai ir ten, jeigu tik tai išeitų kažkas, būtinai viską skaityčiau. Taip nėra. Kaip manai, kodėl lietuvių kalba pasirodo tiek, sąlyginai iš tikrųjų dar mažai fantastinės literatūros?
Tikrai jos, aš manau, yra rašoma daugiau negu išleidžiama. Tai vienas dalykas yra galbūt tas leidyklų nenoras leisti, baimė, kad nenupirks. Iš kitos pusės gali ir skaitytojai, didžioji masė skaitytojų, jie, sakykime, gal nėra fantastai arba nepripažįsta, kad mėgsta fantastiką, tai labai sunku įsiūlyti kažką tai. Tai mano, sakykime, knyga yra toks tarpinis variantas tarp realistinės prozos ir su šlakeliu tos fantastikos, tai galbūt toks kaip tiltelis tarp vieno ir kito ir galbūt pagaus kažką iš vienos grupės ir iš kitos pusės. Bet šiaip, kiek pastebėjau, kad, na, sakykime, distopija tampa toks jau kaip ir saugus žanras ir jo tikrai Lietuvoje truputį po truputį daugėja. Maginė fantastika, na, jos gal, sakykime, neturim tiek daug, bet, pavyzdžiui, mitologinės būtybės, jos gana patogiai ir jau seniai patogiai įsitaisiusios bent jau vaikų paauglių literatūroje. Į suaugusių literatūrą dabar šiaip netaip ateina maginis realizmas ir jo irgi vis daugėja. Tai manau, kad tie horizontai tik tai plėsis, nes svarbu, sakyčiau, ne žanras, o svarbu tai, ar tiesiog knyga yra gera. Kaip parašyti gerą knygą? Iš to, kad pasimokai su darbu su leidyklomis ir visko. Vienareikšmiško atsakymo nėra. Svarbiausia, aišku, labai labai daug skaityti, kad įsivaizduotum, kaip ta gera knyga atrodo. Ir tada tiesiog bandymo ir klydimo keliu galiausiai turbūt įmanoma prieiti normalų kažkokį variantą. Gerai, ar tu jau turi nusimačius kažkokį planą, ką turbūt jau net rašai kažką toliau? Nes rašytojas negali nerašyti. Esu pradėjusi kelis projektus, vienas kaip ir baigtas, žiūrėsim, kaip jiems seksis, kurisai keliaus ar nekeliaus iš stalčiaus. O šiaip būna, kad tiesiog tos idėjos pastringa. Šiuo metu esu šiek tiek užklimpusi su vienu kūriniu, nes atrodo, kaip ir pradėjau ir žinau, kurį jį noriu vesti, dabar jau lik ir nebežinau, kaip aš jį turėčiau užsukti, nes atrodo taip užsisuko, kad nebeišsipina niekas. Tai klausimas, ar pabaigsiu, ar pradėsiu vėl kokią nors idėją, nes jos vis plaukia ir plaukia, tai tik spėk užrašyti. Gal gali atskleisti bent jau kokią žanrinės kryptis tai yra, ar dar palaikysi paslaptį? Apie vieną aš jau šiek tiek esu kalbėjus, nes romanas suaugusiems toks mistinis, net nežinau, trileris ar kažkas, tai kurį aš vaidinu lietuvišku Twin Peaksu. Wow, skamba gerai. O šiaip idėjų iš tikrųjų yra plaukia galvoje ir nuo realistinių iki urban fantasy ir dar gal tokių, kurios ne iki galo, sakykime, apsisprendė, kokiu žanru nori būti. Ar yra kažkoks žanras, kad galėtum pasakyti, kad ne, va, jau šitą aš tikrai nerašysiu? Turbūt tikėtina, kad nerašysiu hard sci-fi vien todėl, kad nesijaučiu tame tvirtai. Gerai, o kalbant apie kitų rašytojų kūrybą, kas tau labiausiai nepatinka, labiausiai erzina ir ką manai, kad to nereikėtų daryti? Ar esi pastebėjęs kažkokius momentus? Kažkaip pastebiu, kad autoriai, kurie įprastai nerašo fantastikos ir kurie pabando įlipti į tą žanrą, jie kažkaip įdomiai tą idėją interpretuoja ir gaunasi toks, sakykime, nei velnias, nei gegutė. Nes arba būna perdėtai daug filosofijų, kurios galiausiai niekur nenuveda, nes nežinau, ar dėl to, kad žmogus tiesiog bando apžioti daugiau negu sugeba ir tos idėjos neišsivysto iki galo, ar tiesiog yra ambicijos didesnės už pačią idėją, labai sunku pasakyti, bet yra tas momentas, kad ne filologai, sakykime, fantastika kažkodėl rašo geriau. Ar pati dalyvauju, kur vyksta organizuojami konkursai fantastikos, Lituanikono, pikniko šalikeliai ir panašiai? Kartais net kai kuriem patinka mano kūriniai. Sakykime, Lituanikonas gal sunkiau, nes dažniausiai nesudraugauju su tematika tos idėjos ir idėja vienintelė, kuri man atrodo labiau nusisekus iš to, kas pateko į Lituanikoną, tai 90-ųjų muziejus, bet ta idėja tiesiog gimė dar prieš paskelbiant temą, tai tiesiog labai sėkmingai ten nukeliavo.
O vat pagal užduotas temas, ypač kai jos yra plačios, bet ne konkrečios, man kažkaip labai sunku rašyti. Bet su PKD yra visai neblogai pasisekę. Aš nežinau, o tarkim, ar leidyklos, aš tai spėjau, kad čia irgi buvo kažkoks ar konkursas, ar bent atranka, dėl to, čia buvo parašyta, kad literatūros konkursą nugalėta. Ar dažnai leidyklos kuria kažkokius tokius konkursus, kad būtų pasireikšti jauniems fantastikos rašytams? Konkrečiai leidyklų konkursai yra, turbūt galima suskaičiuoti 2, nebent neprisimenu, nes vienas yra Lietuvos rašytojo sąjungos pirmosios knygos konkursas ir kitas, realiai jie 2, bet tos pačios leidyklos ir vykstantis tuo pačiu metu, tai yra Alma Litera vaikams, paaugliams ir suaugusiems. O šiaip tokių mažesnių konkursų dar yra, bet jie dažniausiai arba būna trumposios prozos, arba vaikams, pavyzdžiui, Švieskime vaikus yra toks projektas, bet jis būtent tiems vaikams, būtent jau nebe paaugliams, o tik vaikams. O suaugusiems tai realiai tik tai 2 turbūt galima suskaičiuoti. Kaip tavo pačios vertinimo? Ar apsimoka pradedančiam rašyti dalyvauti tose konkursuose, ar geriau tiesiog pasiimi kažkokią idėją ir tu ten kelis metus zulini, dildini, krapštai, rašai ir kankini, kol iškankini kažką? Tai bet kokiu atveju tas, ką tu apibūdinai, visada eis, ar tu siūsi į konkursą ar ne. O šiaip iš leidybinio požiūrio per konkursus galbūt yra paprasčiau vien todėl, kad, sakykime, leidyklai tai yra ramesnis kelias. Jeigu tai yra komisijos atrinktas darbas, tai kažkaip gal ne taip tada tas požiūris toks, kad kas čia nežinomas autorius, kas čia įpirks, jis jau iš karto yra apdovanotas, tai iš karto tu gauni kažkokį dėmesį ir didesnis šansas, kad tavo knyga nedulės lentynoje. Bet tu čia kalbi iš leidyklos labiau pozicijos, o kalbant apie kūrybinę poziciją, apie tą rašytojo raumens lavinimą. Tiesiog rašyti. O kur tai keliaus, jau kai kūrinys parašytas, tai čia iš tikrųjų tai kokias skirtumą. Tai, ir baigiant jau mūsų pokalbį, irgi turbūt tradicinis klausimas kiekvienam rašytojui, bet aš manau, kiekvienam pradedančiam smalsu išgirsti atsakymą. Nuo ko patartum pradėti rašyti ir kaip nesiliauti rašyti? Arba kada galbūt supras, kad gal vis dėlto tau nelemta rašyti? Ar tiesiog patarimas pradedančiam rašytojui? Turiu vieną patarimą, kurį turbūt galima taikyti ne tik pradedančiam, apskritai visiems, tai tiesiog rašyti ir kad ir koks tas procesas būtų, mėgautis procesu. Ir kankintis skaitytojus. Patartinas variantas, nes kelios akys papildomos visada geriau negu tik vienos ir kuo daugiau nuomonių, tuo lengviau tobulėti. Gerai, ačiū. Tiems, kurie, jeigu netyčia įsijungia mūsų kažkaip į patį vidurį šio epizodo vedėjas buvo aš, Adomas Rutkauskas. Kalbėjome apie naują šiais metais pasirodžiusi lietuvišką fantastinį romaną Sono Elektrum, o mūsų viešnia buvo Justina Kapeskaitė. Ačiū visiems, kad klausėte mus ir iki susiklausimo kitą kartą.